Norime pardavinėti ne tik tais vadinamus metalo gabalus, bet pasiūlyti ir technologijas ūkininkam. Visi atėję klausinėja, kas čia per dėžė. Mes sakom, kad dėžė taupanti jūsų pinigus. Vienu važiavimu atliekame 3 operacijas. Šiemet išloš būtent tie ūkininkai, kurie nepabijos investuoti į tas technologijas. Esam parodoje, ką pasėsi 23, suprantam rinkos pokyčius, kiekvienas žemdirbys, kiekvienas klientas yra priverstas labai stipriai skaičiuoti ir optimizuoti savo kaštus, optimizuoti savo išlaidas. Mūsų pagrindinis šūkis šiemet mąstyk plačiai. Matom poreikį į agregatų platėjimą ir didėjimą tam, kad vėlgi būtų galima greičiau atlikti operacijas. Ir galimybę kombinuoti šias mašinas kartu. Taip ūkininkas vienu važiavimu atlieka net keletą funkcijų. Reikalinga mąstyti apie laiko taupimą, apie kuro taupimą, apie žmogiškųjų išteklių taupimą, nes kasdien tai tampa vis aktualesnė ir aktualesnė problema. Technikos sprendimai pirmoji vieta, kur galima galvoti apie kaštų optimizavimą ir taupimą. Rinktis reikia kokybišką techniką. Patys pasirinkom geltoną spalvą, Bednaro ženklą, geba atlikti ne vieną veiksmą. Traukia tą geltoną spalvą, norėtųsi atsinaujinti. Praeiti metai derlius buvo geras, viską, reptilinė sėja tiesioginė. Išmanesnės negu ta senoji, po to kokybė vis tiek sėjos būtų geresnė, vieni pliusai. Keičiam ir pačią demonstracijų strategiją. Kaip pavyzdys, prieš demonstraciją sudarinėsim demonstruojamo lauko derlingumo žemėlapius ir pagal juos siūlysime klientui išsibandyti sėjant kintamą normą, įterpiant trąšas kintamąją normą. Bandom ne tik pademonstruoti sėjamąją ir laukų tyrimų būtinumą ir naudą. Automatiškai tuo mes taupom ir trąšą, ir sėklą, taupom ir važiavimų skaičių, kada vienu važiavimu atliekame 3 operacijas. Taip pat siūlome ūkininkam naudotis mūsų AgroSmart paslaugomis. Norime pardavinėti ne tik tais vadinamus metalo gabalus, bet pasiūlyti ir technologijas, kurios ūkininkam padės tiek sutaupyti, tiek pasiekti gerokai didesnį našumą nei dabar turi. Šiais metais demonstraciją startuosime su 5 metrų diskiniu skutikliu, kuris bus sukombinuotas su smulkių sėklų dėžute, bei su Omega 4 metrų darbinio pločio sėjamąja, kuri dirbs su derlingumo žemėlapiais. Ką pamatysite vasarinių demonstracijų metu, tai yra išmanusis Bednar Swifter Disk skutikas. Tai yra 10,4 metro darbinio pločio mašina, didelis našumas, galimybė atlikti net kelias funkcijas vienu metu. Kartu jungsime su Fertibox, trąšų ir sėklos bunkeriu. Visi atėję klausinėja, kas čia per dėžė. Mes sakom, kad dėžė taupanti jūsų pinigus. Taip pat bus galimybė pasėti su smulkių sėklų sėjamąja ir tarpinius pasėlius. Trašadėžė galbūt ne tik greitis yra laukuose dirbant darbus, bet ir ekonomiškumas. Dar viena Bednar mašina, kurią demonstruosime, tai yra 10 metrų darbinio pločio sėklos guolio kultivatorius Bednar Swifter SE 10 000. Tai pagrindiniai šios mašinos privalumai gali atlikti net 8 funkcijas vienu metu. Matom didelį susidomėjimą mūsų sensoriais, kurie skirti optimizuoti ir kaštus ir taupyti trąšas, suvienodinti jūsų pasėlius. Pasėlio kokybė turime kitą. Kada turime neišgulusį pasėlių, automatiškai turime mažesnius derliaus nuėmimo kaštus. Ganėtinai nedidelė investicija iš tikrųjų kardinaliai gali pakeisti jūsų ūkių kaštus, sąnaudas, gaunamus rezultatus. Ir turėti investicijos atsipirkimą jau po pirmo sezono. Ta senoji žemdirbystė nueis į užmarštį. Tik tai nauja technologija turi ateitį. Tikslioji žemdirbystė. Trešiam tik tai tą, ką sėjam, puršiam tam, ko reikia. Tai čia yra ateitis, taip ir reikės dirbti, bet to neįsiversim. Jeigu dirbi su tą techniką, anksčiau ar vėliau reikia atsinaujinti. Taip ir visur, su visais verslais tas pats čia vietoje negali sustoti. Lygiai taip pat, jeigu aš jums atjungsiu navigatorių, jis sakysiu, važiuokite į Vokietiją, jūs nuvažiuotumėt? Nu, ir tas čia tas pats. Pagrindinė mintis ne tik demonstruoti daiktą, bet demonstruoti ir skaičiuoti, lyginti su ūkyje esama technologija ir mūsų siūlomom technologijom, kurios apriepia visumą ir žemės ūkio techniką, ir mokslinius tyrimus, ir agronominius pagrindimus, ir ekonominius skaičiavimus. Automatiškai technologijos yra brangios, bet tai atsiperka. Šiemet išloš būtent tie ūkininkai, kurie nepabijos investuoti į tas technologijas. Žmonės žiūri, skaičiuoja, bet ne iki galo
suskaičiuoja. Visi žinom, kad reikės sėti tarpinius pasėlius. Stende ekspozicijoje labai mažai apie tai yra klausimų. Faktiškai beveik nėra. Mūsų pozicija. Reikia žiūrėti į priekį. Neslėpsiu, žvalgomės į Fertibox ant traktoriaus priekio. Atsimenu tokią dėstytojo frazę pasakytą 2005 metais. Ar žinot, kad jau yra pasaulyje telefonai, kurie valdo internetą? Šiandien dieną turbūt juokingai skamba šitą frazę. Lygiai taip pat ir su technika. Tai, kas prieš keletą metų atrodė kaip galbūt svajonė, šiandien dienai mes demonstruojame, pristatome savo technikos portfelyje Robotaxi, kurį demonstruosime ir kurį vėliau pristatinėsime šalies žemdirbiam. Labai kviečiu visus ūkininkus registruotis į demonstracijas ir mes atvyksime pas jūsų laukus. Iki susitikimo jūsų ūkiuose.